Turbūt pačios ilgiausios minutės. Kaip tyčia, nustojusios bėgti tada, kai norėtum jas vyti kuo greičiau. Tačiau čia ne ta vieta, kur gali skubėti. Baltijos ir Amerikos klinikos chirurgui tai įprasta operacija, bet nenuspėjama kaip kiekvieną kartą. Populiariausia, ką mes darome, tai yra įvairios pėdos deformacijos. Taip jau gavosi, kad didžioji dalis mūsų pacientų yra operuojami dėl pėdos deformacijų. Tai yra pačių įvairiausių. Dažniausiai visi, aišku, tai yra 90% sudaro gal didžiojo piršto deformacijos, vadinamas halius valgus deformacijos, o visą likusią dalį yra visų kitų mažesnių pirštų deformacijos, skausmai dėl įvairių nuospaudų susidarimų, vėlgi dėl deformacijų, taip pat deformacijos dėl įvairių ligų, kaip reumatoidinio artrito, kur iškraipo ir tos deformacijos būna pačios įvairiausios. Tai čia vadinkim, viskas apjungia pėdos chirurgiją. Ir kita grupė yra artroskopinė chirurgija. Tai yra kaip artroskopo pagalba, specialus metodas, galima apžiūrėti sąnarių būklę ir atlikti tam tikras procedūras. Dažniausiai tai yra kelio sąnario artroskopija ir smulkesnės operacijos, tokios kaip metalo konstrukcijų pašalinimai po buvusių operacijų, jau po osteosintezių dėl traumų. Kaip taisyklė, iš tam tikrų vietų pacientai pageidauja, kad būtų metalo konstrukcijos pašalinamos. Skausmas. Pagrinde jį vargina skausmas. Kelios minutės ir bus galima pradėti. Pacientų yra deformacija. Pacientas yra vidutinio amžiaus, vyras, kas nėra labai dažnai. Moteris, kartais dar visai jaunas, čia įprastai paguldo aukštakulniai. Šį kartą kaulas greičiausiai bus iškrypęs dėl amžiaus. Atstatysim kaulą į, vadinkim, teisingą padėtį. Iš tikrųjų, tai paveldimumas yra numeris 1, nes kaip taisyklė yra močiutė, mama, teta. Jeigu pradedi aiškintis, pas kažką šeimoje tos deformacijos jau yra. Ir kaip taisyklė, tas eina iš kartos į kartą. Tai aišku, nėra 100% dalykas, bet tai įtakoja. O visa kita yra avalinė, nepatogi avalinė, darbas, jeigu stovimas darbas, ištisai apkrauta neteisingai pėda, tas aišku kažkiek įtakoja, to negali atmest. Tai susideda visi tie faktoriai į krūvą ir turim deformaciją, kurią dažniausiai reikia tvarkyti operaciniu būdu. Avalinę reiktų kažkiek tai bandyti pasirinkti kiek įmanoma tokią patogesnę, praktiškesnę, bet vėlgi mūsų ortopedo akimi žiūrint, avalinė turi būti plačių priekių, ne ant labai aukštos, pakulnės. Tai ne visą laiką to norisi ir labai būsi nepopuliarus, jeigu patarsi, sakyti, avėkite tokią avalinę ir būsit sveikos. Netgi vienas būna iš klausimų moterų jau prieš operaciją, ar aš galėsiu vėl avėti aukštakulnius. Reiškia, jos nesiruošia keisti savo įpročių ir nesiruošia dėl grožio kažką tai keistis. Reiškia, jos geriau linkę iškęsti, įsioperuoti ir vėl stotis į tą neteisingą, vadinkime mūsų akimi žiūrint, blogą avalinę. Ir ką jūs atsakot? Sakom dažniausiai, kad galėsi, jau kas belieka atsakyti. Taip ir yra, iš tikrųjų, jos po operacijos sėkmingai praėjus tam tikram laikui, jos vėl avė tą avalinę, kurią jos norėjo, jos vėl grįžta į pilną gyvenimo aktyvumą, jos sportuoja, jos gyvena, jos viską tą daro, ką jos nori ir ką jos darė iki to. Garsas ne pats maloniausias, bet padėti kitaip mokslas dar nesugalvojo. Čia, Baltijos ir Amerikos klinikoje Vilniuje, taikoma moderniausia įranga ir gydymo metodai. Šis pacientas kliniką susirado pats, bet galima atvykti ir su šeimos gydytojo siuntimu. Draustiems privalomųjų sveikatos draudimu tai reikės mokėti dalį gydymo kainos. Likusią dengs ligonių kasos. Po daugumos šitų operacijų pacientas tą pačią dieną stojasi ant savo kojomis. Tai nėra, kad jam priversta kažkiek ten išgulėti. Tas, aišku, stojimas, gal skambiai pasakiau, jisai yra dalinai remiant koją. Yra specialūs batai pooperaciniai, specialus avalynė, kur nukuraunama operuota vieta ir pacientas remiasi kulnu. Jis tą pačią dieną gali nueiti
kuriam reikia. Iki pilno sugimo ir visiškai normalaus vaikščiojimo, normalia savo avalinė, vėlgi čia jau praeina gana ilgas periodas. Apie mėnesį, netgi iki 3 mėnesių kai kuriais atvejais. Ir vėlgi priklauso nuo deformacijos ir priklauso nuo pasirinktos chirurginės operacijos tipo, būdo, kas yra atlikta. Nes dažniausiai yra pjaunamas kaulas ir koreguojama, pats kaulas yra koreguojamas, kaulo sąskaita, korekcija atliekama, tai kaulas turi sugyti. Paskutinės siūlės ir beliks sėkmingai gyti. Skirtumas akivaizdus. Pėda tiesesnė, pirštas nebeįsikraipęs. Tos lėtos minutės gal ir prailgo, bet kai kurie dalykai verti turėti kantrybės.